Nu, tai nuo jo prasidėjo viskas, tik tai tiek, kad versle pradėk iš naujo, žinai, kai pradedi. Tai buvo etapas, kad Dovilė ženkliai daugiau uždirbdavo nei aš ir daug iš to irgi tokių savivertės klausimų iškyla. Žinai, ten būna, sako, kad čia būtinai turi ten vienas uždirbti už kito daugiau, nes čia irgi vėl toks ribotas mąstymas. Su savivertė reikia susitvarkyti ir uždirbti kiek nori. Jo, bet čia geras klausimas, žinai, kaip iš tikrųjų susitvarkyti, nes tai iki šiol aš girdžiu tai linksniuojant, žinai, nu, kad taip, vos ne, jeigu esi moteris ir uždirbi daugiau už vyrą, tai gingdė, jis neturi žinot, kad taip yra. Bet čia santykių nelygiavertiškumo, žinai, pasiekmes pasireiškia tiesiog, kad mes labai mažai žmonių geba turėti lygiavertį, daug maž lygiavertį santykį su kitu asmeniu, su kuriuo gyvena. Mes, žinai, laviruojam tarp labai daug nelygiaverčių santykių, kur aš bandau būti kietesnis už ją, jinai bando būti kietesnė už mane, nu, ir tokiu būdu. Ir tai, žinai, už ją, jį, tai čia nebūtinai santykiuose. Ir darbe, ir visur mes vis ieškom savo statusą, bet čia yra instinktyvus elgesys, nėra sąmoningas. Sąmoningai mes realiai, žiūrėdami į žmonės, turbūt sąmoningai turime plačiai pamatę visas jo gyvenimo sferas, neturim priežasčių nei savęs iškelti aukščiau kažkurio žmogaus, nei nužeminti žemiau kažkurio žmogaus. O gal tu gali paaiškinti, kodėl nesąmoningai mes va taip renkamės daryti, kodėl statusą mes tą vis bandom iškelti? Nelygiavertiškumas turi labai aiškią prasme, nes nelygiavertiškumas yra skirtas arba valdyti, arba apsaugoti. Jeigu, žinai, žiūrėsim prieš 100 000 metų, tai buvo būdas, kaip ta rūšis žmonijos arba kitos žinduolių rūšis geba išgyventi. Nu, paimkim, žinai, mane ir vaiką mano. Tai mes esam nelygiaverčiame santykyje, todėl kad kitaip aš jo negalėčiau apsaugoti. Jeigu aš su savo 3-mečiu diskutuočiau, ar su dviračiu galima vidury Vilniaus gatvių važinėti, tai turbūt nebūtų labai sąmoninga diskusija. Dėl to aš nukertu. Ten važiuoti negalime ir tai yra nelygiavertis santykis. Bet nelygiaverčiai santykiai pasižymi tuo, kad jeigu vienas būna kažkuris aukščiau, kitas žemiau, tai po to viskas persiverčia į kitą pusę. Nu, tai reiškia, kad jeigu aš vaikams reguliuoju, kaip ką daryti, tai jie suras aplinkybės, kada aš būsiu silpnoji pozicija ir apvers viską. Nu, pavyzdžiui, nueinam į restoraną ir jie žino, kad aš noriu pabūti ramiai ten su draugais šnekėtis. Ir jie žino, kad jie turi visą valdžią, gali prašyti bet ko. Žinai, ar ten nueinam pas gydytoją ir jie turi duoti petį ten skiepą ir dar kažkam ir jie žino, kad jie gali prašyti bet ko. Jie yra stiprioji grandis tada. Nu, mes persverčiam į kitą pusę. Žinai, poros santykiai irgi tas pats vyksta. Ten sako, žinai, labai stigmatizuotą pavyzdį paimsiu, bet jis veikia ir į kitą pusę, tik tai tiek, kad lengviau suprantamas yra į tą vieną pusę, kad jeigu ten vyras uždirba pinigus ir žinai, ir duoda arba neduoda žmoną ir sako, čia tą galima, tą negalima, tam duosiu, tam neduosiu, tai ateina vakaras, jie nueina į lovą ir žodynas tai tas pats, duosiu, neduosiu, žinai, bet tik tai iš kitos pusės ateina. Niekas labai stipriai nepasikeičia, tik tai vaidmenys susikeičia, tai yra mes ir gyvenam tokiuose santykiuose, kur atrodo, kad ten vienas yra vis laikai valdžioje, bet ne visai, mes tiesiog didelėje amplitudėje. Tas lygiavertiškumas, kada mes susilyginam, kad mes svyruojam vis tiek, žinai, bet jisai toks yra lygiavertiškesnis ir dėl to, žinai, nesivadovauti tais terminais arba tais principais, kuriais privalom arba logiška vadovautis, vertinant žmogų, turbūt yra atsakymas, nes, žinai, lyginant, būna taip, sako, mano laikas yra svarbesnis, nes aš daugiau uždirbu. Rimtai, dėl to, kad tu daugiau uždirbi, tavo brangesnis, jo gal, ta prasme, kai tu darbėsi, bet svarbesnis, ir čia jau nelygiavertiškumo, žinai, apraiška. Bet atrodo, taigi logiška, taigi dėl šeimo, bet iš vienos pusės logiškai dėl šeimos bandom uždirbti pinigų, iš kitos pusės griaunam šeimos santykį. Ja. Nes ryšys tai jau griūna, mes perinam į instinktus, žinai. Tai bendrai tas bandymas statusą savo pakelti dėl kažko yra instinktyvus bandymas arba būti valdžioje tam, kad man nebūtų pavojinga, tai yra apsaugoti save, arba tam, kad apsaugočiau kitą. Tai tada, kai yra reali grėsmė arba reali galimybė, tai yra pakankamai logiškas elgesys, bet mūsų 21 amžiaus visuomeniai mes tik tai turim labai daug įsivaizduojamų grėsmių, realių grėsmių tiek daug nėra, kiek būdavo turbūt anksčiau. Išėjus į gatvę sutikti tigrą ar ten mešką sunkiau yra.
Sunku iš to išbristi. Be abejo, beprotiškai. Bet yra kelias. Jo, Yra. Žinai, čia tiesiog elementarus emocinis augimas ir emocinė branda žmogaus formuojasi. Net ir lyginant, žinai, su vaiku, negali tikėtis, kad vaikas būtinai 4 metais eis į lygiavertį santykį. Gali tikėtis akimirkų tokių, bet negali tikėtis, kad jis visą laiką bus lygiaverčiam, žinai, santykyje. Ir netgi iš to išsivysto problematika, jeigu mes ne pagal emocinę brandą bandom suteikti jam tą lygiavertį santykį. Nes aš buvau vyras šeimoje. Nes tėvo nėra ir aš užaugau ten 10-12 metų ir kažkiek ir aš jau esu vyras šeimoje ir mane stato į tą vyro poziciją, tai turi savotiškų pasiekmių. Aš nesijaučiu, kad aš galiu priimti tos sprendimus, bet iš manęs tikisi, tada aš bandau įtikti, prisimdamas tą rolę, realiai nesijausdamas, kad aš galiu ją prisimti ir iš išorės atrodo, kad aš esu labai brandus. O realiai tai aš esu instinktyviai bandant įsitikti visai ne emociniai brandoj, žinai. Nes vėl daug konteksto reikia pastebėti, kad žinotum, kur tas žmogus yra. Tai mes dažnai norim labai tų greitų pokyčių per 3 patarimai, kaip sutvarkyti santykius, ar ten kaip uždirbti daug, ar kaip dar ten kažką padaryti, bet mes ženkliai daugiau galim daryti per 10 metų neįsivaizduojam ir ženkliai mažiau per metus dažniausiai neįsivaizduojam. Mes galvom, per metus aš jau čia padarysiu, žinai. Bet per 10 metų mes galim labai daug padaryti. Ok. Bet ką reikėtų daryti? Nušviesk. Nežinau. Aš galvoju, mes šitie klausimų pradėjom. Ne, tiesiog tai yra labai įdomi, žinai, tema, į kurią ir aš suprantu, žinai, tiksliai apie ką tu kalbėjai, apie tą nelygiavertiškumą santykėje ir taip galvoju, nuo ko pradėti, kai tu suvoki, kad taip yra. Gerai, paanalizuokim, žinai, teoriškai yra pakankamai nesudėtinga. Nes jeigu du žmonės tarpusavį konfliktuoja, didžioji dalis konfliktų pas mus perina instinktyves reakcijas ir mes būnam nelygiaverčiai. Mes pradedam ir apie instinktus kalbėti plačiau reikėtų, kaip jie pasireiškia, bet iš principo mes tada esam subjektyvus ir dar akli savo subjektyvumą. Mes nematom, ko nepastebim. Labai lengvas gal pavyzdys būtų, kad kai konfliktuojam, pasipila sakiniai tokie, tu visą laiką, tu niekada, kas nėra tiesa, bet žinai, tu niekada neužtrauki užuolaidų ir tai vakar užtraukiu, bet be vakar visada. Bet, ta prasme, tai yra subjektyvu, mes pradedam tiesiog generalizuoti viskas yra arba gerai, arba blogai, juoda, balta, tik tai matom ir tam tikrą situaciją. Tai visus šitos konfliktus, kurie galų gale nueina į instinktus, o tokių yra didžioji dauguma, turbūt 90+%, jeigu ne 99+, tai jų paties konflikto metu išspręsti neįmanoma. Atsiminėjot, kur pasakojau, kad mes sėdėdavom iki 6 ryto kalbėdavom ir aiškindavome santykius. Santykių aiškinimasis nepadeda santykiams. Kad ir kaip absurdiškai tai, žinai, skamba, bet žmonės aiškinasi, bet neišsiaiškina tų santykių. Kodėl? Nes jeigu mes jaučiam grėsmę, tai mes esame instinktuose. Jeigu mes esame instinktuose, mes esame nesąmoningi. Tai realiai yra per mažai veikianti mūsų priekinė smegenų žievė, kad jin gebėtų ištemti mus iš konflikto. Per mažai sąmoningumo, kad mes pamatytumėm išeitis platesnės nei vieną kažkokią, kuri taip skausminga vienai arba abiem pusėm yra. Tai dėl to konfliktai gali būti sprendžiami tik tai sąmoningo pokalbio dėka. Sąmoningų pokalbių poroje yra vienetai per metus. Aš nemeluosiu. Tai prasme, ir tie sąmoningi pokalbiai gali padėti arba užkirsti kelią konfliktui, kurie nuolatos pasikartoja, jeigu žinom, kaip jį nuvažiuojama yra, arba tų sąmoningų pokalbių dėka mes žinom, kaip suvaldyti pasiekmes, kad jos nebūtų tokios skausmingos. Ir tik tai prieš arba po mes iš principo tų instinktų galim kažką daryti, kai mes būnam sąmoningi. Aš žinai, čia teoriškai kalbu, tai pabandykim praktinius pavyzdžius, kad būtų realu. Tarkim, konflikto priežastis gali būti
apskritai instinktyvų skirtumai tarp dviejų skirtingų reakcijų. Tai pavyzdžiui, jeigu vienas iš žmonių yra rinkimo bendruomeniškumo, kitas medžioklės kovos instinkte, tai tiesiog jų reakcijos yra skirtingos. Pavyzdžiui, bendruomeniškumo instinkte esantis žmogus nuolatos tikrina, ar yra vis dar ryšys su šalia esančiai žmonėmis. Okay. Tai yra, kas ten 2-3 minutės gali klausinėti tavęs, kaip sekasi, ten rašai, kad nors kaip sekasi rašyti gerai. Tiesiog ryšio toks pingas. Po kažkiek laiko, tai kada ten vakarienėse įsmirt, ten vėl pasakai, ką nors. Ir po kažkiek laiko žmogus, kuris, pavyzdžiui, jeigu kitas tas, kurio klausinė yra medžioklės instinkte, tai jam yra koncentracijos nutraukimas nuolatinis. Aha. Koncentracijos nutraukimas ir sukelia pyktį. Nes jeigu mes esame susikoncentravę į vieną siekį, tai mes dažniausiai būna medžioklės kovos instinkte. Ir tuo metu mes pradedam patrupti irsti, ar tu gali baigti manęs klausinėti. Ir rezultatas, ten vienas užšaukia, kitas praranda instinktyvų saugumą, tai atitinkamai pradeda ten, nežinau, puola ašaras, dar kažkur, ir rezultatas, pasibaigiantis. Tai sąmoningo pokalbio dėka mes galim išspręsti šitą, užkirsti kelią tokiam konfliktui, sąmoningai susidėliodami veiksmus, pavyzdžiui, nedirbti šalia, tarkime, su Dovilė tą turim, nes Dovilė dažniau būna tuose rinkimų instinktuose, nors ir būna atvirkščiai kartais. Nenoriu, kad vadintumėt moteriškais, kad ten moteris taip daro ar vyras taip daro, nes gali būti ir priešingai. Bet Dovilė būna dažnai tos instinktos, jin mane kalbina ir žinau, kad jeigu aš šalia Dovilės būsiu, tai man neišeis dirbti. Tas pats tarp kitko šalia vaikų būti. Jau mažesnių, nes jie nuolatos atbėgs, pasižiūrės, ar viskas dar yra gerai, parodys savo ten naują sukonstruotą krokodilą, dar ką nors, pakalbins tave. Tai logiška, arba užsidaryti darbo kambarį, arba išeiti į kažkur kitur dirbti. Tiesiog, ir tai yra užkirtimas kelio instinktyviam konfliktui, tas konfliktas yra apie nieką. Jis nėra apie tai, kad vienas yra blogesnis ar kitas yra blogesnis. Mes tiesiog, tuo metu būnam skirtingose tokiuose, suprantu, ir tada gaunasi, kad įsiveli į konfliktą, kur keli ten išgalvotas priežastis tam konfliktui. Tada prisimeni viską, kas buvo blogai praeitį. Ir tada jau konfliktas įsivažiuoja pilnumoje, nors jo pradžia buvo tik tai instinktyviai, jos iš vis nebuvo. Tai tokių instinktyvių konfliktų yra daugybė. Kai tik tai pasirodo kažkokia grėsmė, mūsų suvokiama arba galimybė, nes ir galimybė, tarp kitko, yra konflikto lygiai toks pat katalizatorius, nes galimybės, akivaizdoje, mes irgi leidžiamės instinktus. Ką turiu omeny? Grėsmė ir galimybė iš tiesų yra tas pats. Mūsų žodynas tik tai mus apgaudinėja, nes grėsmė visada yra galimybė jos išvengti, o galimybė visada yra grėsmė jos negauti. Tai yra, jeigu imsim prieš 100 000 metų, mes turėjom, tarkim, nuolatinį siekį pagauti, ką nors suvalgyti ir būti nepagautiems, kad mūsų nesuvalgyti. Tai jeigu mes gaudom kažką, tai mums yra galimybė pagauti ir pavalgyti, arba grėsmė, kad mes nepagausim ir būsim nepavalgę. Okay. Veiksmas tai tas pats. Taip. Tas pats, kaip mus gaudo. Tai yra grėsmė, kad mus suvalgys, arba galimybė išvengti to. Tai vėl, tai yra veiksmas tas pats, tik tai žodynas mūsų. Ir kai mes kalbam apie galimybę, mums atrodo, kad mes esame labai pozityvūs. Dabar, ten, tarkim, žinau, kad tie, kas stebės, tai tikrai bus pakliuvę tas situacijas, ten poroj išeina į kokį galų gale dviese ištrūkstam į, nežinau, į teatrą ar ten į kavinę pasėdėti ir susipyksti iki negalėjimo. Nes buvo didžiulė įtampa, kad yra galų gale galimybė ir grėsmė, kad tą galimybę sugriaus kažkas. Ir mes puolam instinktus, jeigu tie instinktai dar yra skirtingos reakcijos, nesuvokiam, kas vyksta instinktuose, mes vyksta, smūgis, tai viskas pasibaigia. Tai čia yra vienokia rūšis konfliktų, kuri net nelabai yra ten, ką jos spręsti, jos labiau reikia išmanyti, nei spręsti. Bet yra kita, kur, žiauresnė yra, nes mes esam skirti. Jeigu būtų tik tiek, tai mes lengvai išmoktumėm santykius. Labai lengva būtų išmokyti. Mes turime emocinį bagažą kiekvienas. Ir mes turime emocinių žaizdų, pavadinkim, tokių, kur prisilieti ir skauda. Ir, pavyzdžiui, aš augau be tėčio, jau esu pasakojęs, tai aš labai gerai prisimenu, kai kilo konfliktas ir aš pagavau save, tai dėl to prisimenu. Okay. Ir taip didžiavausi ir džiaugiausi, kad, mokymai atsiperka. Aš grįžtu namo ir vaikai žaidžia su traukinukais, tokios iškėjos, su mediniai tie, bėgiai, traukinukai. Ir jie neturėjo tų traukinukų prieš tai, ir aš grįžtu ir jie žaidžia jau su tais traukinukais.
Nu ir fainai, jie ten žaidžia, žinai, dar jie maži, dar net nešnekėjo, neprisimenu. Ir Dovilė pasirodo buvo Ikėjui, pamatė tus trūknukus, nupirko, jie ten žaidžia, viskas fainai. Ir aš nesuprantu, esu namuose ir aš kabinėjos prie Dovilės. Ir aš suprantu, kad tikrai elgiuosi kažkaip neadekvačiai, bet nesuprantu, kas vyksta su manim. Nu kodėl, kas įvyko. Ir pradėjau galvoti, kas mane suerzino. Suerzino, kad jie žaidžia trūknukais. Nesąmonė, vaikai žaidžia trūknukais. Kodėl mane turi erzinti? Bet mane suerzino todėl, kad aš esu užaugęs be tėčio ir mano yra emocinė žaizda, kad manęs beveik nieko nemokino tėtis. Tai yra dviračių išmokiausi, pats važinėti, aš pats turėjau daryti, šalia manęs nebuvo tėčio tuo metu. Ir man norisi šalia savo vaikų būti su visais naujais naujom patirtim. Pirmi traukinukai, pirmi dviračiai, pirmi dar kažkas, pirma smėlio dėžė, pirmi dalykai visokie. Man atrodo, man tai yra emociškai labai, žinai, stipru. Ir aš to net nebuvau pažinojęs, nors nepaisant to, kiek aš ten mokiausi apie viską, aš nežinau, nes vaikų neturėjom, nepažinta teritorija, žinai. Ir tuo metu mes ten sukonfliktavom, aišku, aš ten kažką pasakiau, jinai kažką pasakė, ten kažkas instinktus persvertim ir jau ten nuvažiavo tas konfliktas. Bet po to mes, pirmas dalykas, žinai, tas vidinis dialogas, galų gale, kai nurimsti, man atskleidė, kas vyksta ir po to sąmoningo pokalbio metu mes galim užkirsti kelią arba išvengti pasiekmių to. Nes mes su Dovilė galim pasikalbėti, kad šiek Dovilė, man yra labai svarbu ir jeigu tai bus, jeigu įmanoma, ar galim palaukti manęs, o jeigu jau taip įvyks, kad negalim palaukti, tai tada atitinkamai aš su savimi irgi turiu pastebėti, kad taip vyksta, tu tiesiog primink man, kad kad čia konfliktas ne tarp mūsų, yra konfliktas su mano emociniam patirtim. Ir labai, aš iki šiol galiu suskaičiuoti, turbūt ant rankų pirštų neužtektų, kiek konfliktų mes esame išvengę tokių, kai aš prisimenu, kai Dovilė atėjo ir sako, mes dabar eisim ten smėlio dėžę pilti pirmą smėlį. Ar galim be tavęs pilti, nes po to nebebus ten, neprisimenu, kad ten nebebus, bet kažkas ten buvo, laikiau, aš ten turėjau darbų. Ir aš taip įkvėpiu susitvarkau su savimi, sakau, galit, nes nesąmonė stabdyti žmonių gyvenimą ir vaikų gyvenimą dėl to, kad jau aš čia šalia visą laiką turiu būti, nes tai yra smėlio dėžė, žinai, tuo labiau, kad jiems net neįdomu buvo ta pirma.